Raktų turim kokių? Va, matot, kaip reikia palikti trobs po gyvenims, nu? Vau, kaip čia fainiai, švaru, gražu. Eik to šikt. Bet trūks šūdą. Eina, na. Man šokas. Čia skaitus tvarkinga liaudis gyvena. Eina šikt. Va. Ko betrūkst? Ko betrūkst šūdo ir brūdo. Tai angliškai išversimės paskiau. Va. Kas buvo sukurta, tas vis išgadintai, sulaužytas, daužyta. Niekam nieks nerūpi. Svirda visų pirma. Visų antra. Ar čia vaiko saugumas? Nu, negaliu pamatyti, patikėti tokį dalyką. Ar čia vonė? Ar čia gali būti vonė? Ha! Čia tik brūdai gali tai palikti vonę. Čia tik brūdai taip gali palikti vonę. Oi, dar žiūrėkime kambarius. Kas čia vyksta tos kambariuose? Oi, žiūrėk, čia viskas buvo surinkta ekspromtu. Baisu. O, ir babaiškų drabužių yra. Tai gal čia mes dar rengdavomės prieš naktį? Babaiškais drabužiais. O, oi, tu savo, kaip čia šauniai gyvenom. Čia tvarkinga liaudis pasirodo. Eina savo. Tas viskas bus ir išversta į anglų kalbą, jeigu ką. Lipame trečią aukštą. Trečiam aukšte kas vyksta? Oi, liaudis. Kaip jūs šauniai gyvenat? Ar čia viskas vaiko saugumui? Čia skaitos tvarkinga ir švari mama. Čia viskas taip, ne? O kas čia už lovos dedasi? O Jėzau! Už lovos tai žiaurūs vaizdai. Čia skaitos mama tvarkinga. Mama tvarkinga, netgi šikanas vaiko primištas tebėra. O kas mamos kambarį dedasi? Jergutelio. Įjunkim šviesybę. Neveikia. Prastai. Neveikia šviesybė. Va, o kas čia dedasi? Kokia troba švari. Šaunu. Taip toliau. Taip toliau mes. Taip gyvenam. Pasirodo, taip lietuviai gali palikti trobas. Po ilgo 6 metų nuobodaus gyvenimo. Nu, liktais viskas, aš viską nufilmavau. Čia baisu. Baisu.